Socialinių mokslų fakultetas pristato socialinės politikos absolventę Juditą Bulotaitę. Judita, kodėl verta studijuoti socialinę politiką? Socialinę politiką verta studijuoti būtent todėl, kad tai yra daugiadisciplininis dalykas, apimantis įvairias sritis ir tai yra ypatingai naudinga tiems studentams, kurie dar nėra atradę savęs. Ir lankydami įvairias paskaitas gali atrasti tai, kas juos domina ir tęsti studijas toliau. Kas tau labiausiai patiko studijuojant socialinę politiką? Man labiausiai patiko dėstytojai iš užsienio, ypatingai profesoriaus Drauso paskaitos. Taip pat labai patiko sveikatos politikos paskaitos pas profesorių Vilių Leonavičių. Na ir taip kaip buvo apjungiami kokybinių ir kiekybinių tyrimų metodai bei socialinės politikos perspektyvos, kur turėjome daryti didelį darbą savo mėgstamą sritimi ir būtent ten aš atradau tai, kas mane domina. Kodėl verta studijuoti socialinę politiką VDU? Manyčiau dėl dėstytojo, nes čia nėra hierarchijos ir nėra atotrukio tarp studento ir dėstytojo. Yra be galo malonus bendravimas ir netgi po šiai dienai visi bendraujame toliau. Ką veiki dabar ir kokie tavo ateities planai? Šiuo metu tęsiu studijas magistratūroje, dirbu Kauno klinikose, taip pat savanoriauju ir bendradarbiauju su keliais dėstytojais prie mokyklų sveikatos ugdymo programų ir manau, kad tęsiu šią veiklą toliau ir galbūt netgi vieną dieną įsitrauksiu į akademinę bendruomenę.